Bendraudami virtualioje erdvėje, kaip ir gyvenime, mes vieni iš kitų perimame emociją ir netgi nuotaiką. Mūsų veidrodiniai neuronai leidžia akimirksniu pajusti aplinkinių emocijas. Ir jie įsijungia į turinys, stengiasi sukelti konkrečiai teigiamus ar neigiamus jausmus vartotojui. Tačiau kartu mūsų vertinimui daug įtakos daro ir bendras požiūris į pasaulį. Matau pusiau tuščią stiklinę ar pusiau pilną. Kai bendraujant socialiniuose tinkluose pasidalinama informacija, kurie nesiekia sukelti jokios emocijos, mes vienareikšmiškai ją vertiname per savo asmeninę interpretaciją. Ir mūsų reakcijoje atsispindės emocijos ir nuotaika iš to, kur esu dabar ir ką jaučiu dabar. O tai niekaip nesusiję su asmens siunčiama žinute. Kokias emocijas tau kelia socialiniai tinklai? Daugiau teigiamas ar daugiau neigiamas?